Varom į ralį, biškį užvėluota nufilmuota, bet jau visi lipdukai paimti kažkur kišeniai, išvažiuoju vairuoti reiktų. Va, pirmas greičio ruožas, priekį. Eina. Filmuoja, turim actioną. O tak, kažkas buvo jau, tai lekiu, nes nespėsiu dar antrą ketvirtą. Čia kažką tai biškį dar pafilmuoti. Eina savo, nieko nenoriu sakyti, bet nušalau jau kojas. Va šitas nušalau. Nu nieko, mašina sušils. Let's go. Pažiūrėkit, kokie vaizdai, kokios apylinkės. Tai dar kamera sufokusuotų ir langas švarus būtų. Antras greičio ruožas. Vėluojam. Antras GR baigtas.
Visi eilute gražiai namo. Užvalgiau ką tik. Išgėriau biškį vaistų, nes galvą skauda. Bus negerai. Ir baigia tvaryti iki servizo. Žiūrim, kas ten gera. Viskas labai faina, kolektyvas fainas, gera nuotaika, geras vaibas. Mes irgi čia tik serviso zoną pirmie atvažiavom, tai nuėjom pavalgyti, grįžtam. Visi čia juokauja, dūksta, tai suprantu, kad vaibas visas po palapinėje yra geras, tai tik dėl to čia ir susirenkam, tas smagiausias dalis. Baisu net pačiam. Nu, kažkaip taip. Aplankėm servizą. Atrodo laiko labai daug, bet to laiko praktiškai nėra. Čia kiek 2 valandas gal turėjo būti tarpas. Bet aišku, mes nežiūrim to, kad 4 greičio ruožas dar vis vyksta. Mes jau skaičiuojam, nuo kada prasideda iki kada vėl prasideda 5 greičio ruožas. Tai ten atsimeta beveik valanda. Kol parvažiavau, kol kažką pavalgiau. Tai dar užlėkiau į servizą, mechanikus biškį pafilmavau. Iš Renaldo porą žodžių dar. Viskas, sako, mes jau lėkiam. Tai galvoju, ką čia man veikti. Ši mašina irgi išpaskas. Reiškia, toj startuos nuliukai, toj startuos 5 greičio ruožas. Pirmin. Įvyko avarija. 5 uždarytas, nebebus. 7, man atrodo, paleis. Tai man atrodo, aš varau į 8. Čia greitai jas važinėja, neranda kur pravažiuoti. Nesuprantu, aš nuo starto negali atvažiuoti. Gal uždarytas kelias, vėl nežino. Susitinkam 8. Dar turiu fotkę. Galiu pamėginti dėti, kaip atrodo berods Subarikas po avarijos. Nu ką, esam jau paskutiniam greičio ruože, biškį arbačiuką. Ai, dantis nušalė, skauda. Viskas jau vakarėja. Pažiūrėkit, saulės jau nėra. Kitoj pusėj mėnulis. Greitai sriaubiam arbatą ir varam, dar šiaip laiko yra, bet reik nuliukai jį pagaut. Su lempom gražiai viską. Vo, tužiuoja. Sauga. Lėkiu. Vakaras ramumo. Oho. O, va taip gal matosi. Šita pusė tamsesnė. Turiu pasiėmęs lempą. Gal pravers?
Viskas, rally finish. Viskas sušalė, pirštinės, antakiai, kepurė, viskas sušalo. 4 ruožas baigtas. 4, 8. Nieko gero. Gal ir gera, bet užšalo kamera, užšalo telefonas, nebefokusuot pradėjo. Nieko gero nenufilmavau. Šiaip pasižiūrėjau. Dar lempą paskolinau, kol Hebra susitvarkė ir viskas. Užšalo, nežinau, fokusas nebeveikia. Gerų vaizdų buvo, telefonas gan gerai filmuoja, bet kameros užšalo filtriukas. Ir nenorėjau nimčiai, kišenę dėtai. Tiek to, biškį po kažką pafilmavau su 0.6, biškį su 1 kažką pavyko, nežinau. Susilieja kai kurie, spalvų buvo. Tai žodžiu. Tai va, tai kaip sekės, laimėjo visi, kas dalyvavo, kaip visada. Biškį daugiau gal laimėjo Vaškelis, Stepanavičius. Visi kiti irgi laimėjo, kas atvažiavo padalyvauti. Tai ralis baigtas, apdovanojimo gal nelauksim. Iki kito.